O kaip šiuo metu dabartiniu laikotarpiu gyvena religinė fanatikė iš Kupiškio miesto, Vida Pribeldaitė, Lajūnienė. Kadangi pati davatka Vida jau yra daranti ryškią pažangą siekiant savo pačios elgesio ir aprangos pasikeitimo, tai konkrečiai dabar mato ir pati panevėžietė psichologė Alšė Gromatelaitė, pas kurią pastaroji Vida vis dar lanko konsultacijas ir kuriai psichologė bando įteikti kitokio gyvenimo taisyklės. Nesvarbu, kad lauke yra visur sniegas ir pakankamai šalta, su apytrumpiu sijonu Vida po miestą dabar vaikštanti praktiškai jau visur, ir dėl to jai jau nebegėda, nes pradėjo patikti taip atrodyti. Šiandien, kai jų abiejų susitikimo metu draugas Rimvis Kišiniovas Vidos namuose vartė jo šeimos seną nuotraukų albumą, rado ten vieną gan įdomią nuotrauką, apie kurią pati Vida dar nebuvo nei sykio garsiai prasitarusi. Ji ten užfiksuota dalyvaujanti mažo kūdikio krikštynose. Taip pasirodo, kad pati Vida yra turinti savo krikšto sūnų, kad kadaise, lygiai prieš 16 metų, kai ji pati dar tebuvo jaunutė, 25 metų mergina, jos artima draugė Virga Kriuksienė susilaukė sūnaus ir paprašė pačios Pribeldaitės tapti būsimą to kūdikio krikštamotę. Tos mažo berniuko krikštynos įvyko Kupiškio bažnyčioje 2006 metų gruodį, tada ir buvo padaryta ši nuotrauka. Paskui Vida ir Virga po kelių metų susipyko, nebebendrauja daugiau, o Virgos sūnus Sigismundas dabar jau užaugo didelis paauglys, kartais jiedu su Vida susitikę mieste, net ir pasilabina pasikalba truputį. O pati Vida jį dar vis prisimena tik tai, kaip jis buvo tas mažas kūdikis praeityje. 2022 metų gruodžio 5 dėj. Pokalbis Kupiškio bažnyčioje, 2006 metų gruodis, aplinka šalta gruodžio diena. Bažnyčioje dvelkė smilkalais ir vėsa. 25 metų miestietė Vida Pribeldaitė, dar prieš tapdama griežtą davatką, stovi šalia draugės Virgos Kriuksienės, kuri rankose laiko mažąjį Sigismundą, savo mažąjį kūdikį. Kunigas verčia apeigų knygą. Kunigas, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Krikšto tėvai, ar esate pasirengę prisiimti atsakomybę ir ugdyti šį vaiką krikščioniškų tikėjimų? Vida, jaunutė, dar nedrasi, bet jau rodanti religinį uolumą, taip kunigėli. Pažadu, kad prižiūrėsiu, jog jis augtų dorus, lankytų bažnyčią ir niekada nenuklystų į nuodėmę. Aš pati asmeniškai tuo pasirūpinsiu, Virga tyliai šypsodamasi ačiū Vidute. Man labai svarbu, kad tu šalia. Tik jau per daug jo nepasmerk, dar spės bažnyčioje prisibūti, kunigas šypteli į barzdą, geras užsidegimas, Vida. Bažnyčiai reikia tokio jaunimo. Bet svarbiausia - meilė ir kantrybė, o ne vien griežtos taisyklės. O kokį vardą išrinkote berniukui, Virga? Sigismundas. Kunigas, karališkas, stiprus vardas. Sigismundai, aš tave krikštiju vardan tėvo. Pila vandenį. Vida, laikyk krikšto žvakę tiesiai, tegul jo šviesa simbolizuoja tavo pačios tikėjimo kelią, kurį perduosi krikštasūniui. Vida, rimtų veidų, žiūrėdama į žvakę, ši šviesa niekada neužges mano širdyje, kunige. Šis vaikas bus apsaugotas nuo pasaulio ydų. Virga tyliai atsidūsta, pamačiusi rimtą Vidos žvilgsnį, tikėkimės, Vida. Tikėkimės, ir šitai praėjo tos mažylio krikštyjimo apeigos.